dvasia nėra keista, žmonės yra keistoki. Ar neprieštarautumėte, jei šventoji dvasia jums padėtų? Ar neprieštarautumėte, jei Dievas per šventąją dvasią padėtų jums gyventi aukštyn pasaulyje, kuris yra nuolankus? Ar būtų gerai, jei šventoji dvasia pasirodytų ir duotų jums atsakymą, kurio ieškojote, arba suteiktų jums išmintį, kurios anksčiau neturėjote, arba jei šventoji dvasia jums ką nors parodė ir kalbėjo į jūsų širdį, ką jūs perdavėte kitam žmogui, ir jis buvo pamokytas, jie buvo padrasinti, o išėję iš jūsų akivaizdos paguosti, nes Viešpats kalbėjo į jų gyvenimą. Tokie yra Naujojo testamento pranašystės dvasia ne tada, kai žmonės jums atneša pražūtingus pranašiškus žodžius, bet veikiau turėtų jūs paguosti, pamokyti ir padrasinti. Šventoji dvasia įgalina ir suteikia mums galę gyventi gyvenimą iš jo asmens ir galybės pertekliaus. Ar jums patiktų, jei gyventumėte gyvenimą, kuris būtų toks perpildytas jo asmens ir galybės, kad visur, kur tik eitumėte, nutekintumėte gyvenimą kitiems žmonėms, ir tada iš tiesų galėtumėte iš savo širdies pasakyti: gyvenu, kad pakelčiau kitus, kad pakelčiau šio pasaulio sugedimą, kad pakeisčiau kitus žmonės. Tai net ne apie mane tai, kad Dievas nori daryti manyje, per mane ir ant manęs, kad kiti būtų pakelti. Ar jums patiktų, jei šventoji dvasia taip pripildytų jūs, kad visur, kur tik eitumėte, kiekvienoje parduotuvėje, į kurią įeinate, kur gyvenate, dirbate ir žaidžiate, skleistų jos likučius, kad visur, kur tik eini, žmonės keistai traukia prie tavęs? Visą savaitę žmonių gyvenimuose vyksta nuostabūs Dievo susitikimai vien dėl to, kad jie pasirodo. Kai esate perpildytas Viešpaties artumo, daug daugiau šypsotės, tampate prieinamas. Žmonės traukia prie jūsų, nes šypsotės, nes jumyse yra kažkas kviečiančio ir įtikinamo, nes esate toks žmogus. Bet štai geroji žinia, tai ne jūs, tai Dievo dvasia ir Dievo buvimas jumyse, kuris juos užkalbina ir traukia. Keista, bet jie net nežino kodėl, kaip vabalas prie šviesos. O, tai taip gražu. Štai kas atsitinka, kai jūs prisipildote ir šventoji dvasia gyvena savo gyvenimą jumyse, per jūs ir ant jūsų jūs tiesiog pasirodote ir jūs įsiskleidžiate. Žmonės sako tokius dalykus. Net nežinau, kodėl jums tai sakau, bet o jūs galvojate: aš žinau, ir tai ne aš, tai jis. Tai šventoji dvasia, tai ji manyje, tu man tai sakai, nes jis nori, kad man tai pasakytum. Ir kai jūs klausotės ir esate sąmoningi, Dievas pradeda aktyvinti dvasios dovanų, tokių kaip išminties žodis ir pažinimo žodis, pasireiškimą. Jūs matote, kad jis ateina, žinote dalykus, kurių anksčiau nežinojote, ir įvyksta gyvenimas, ir jūs pradedate matyti tą žmogų 3D formatu, nes jis įsileidžia jūs į savo gyvenimą, ir šventojoje dvasioje matote jį iš visų pusių, o jūs tik stovite ir šypsotės. Kodėl? Nes pasirodo šventoji dvasia ir mes visi išeiname pakylėti pasaulyje, kuris praranda protą, kur žmonės darosi vis piktesni, kur vyksta beprotiški dalykai, tokie kaip pyktis keliuose ir šaudynės greitkeliuose. Žmonės paimami mūsų pasaulyje, dabar vyksta tamsūs dalykai. Jei galite pasirodyti su šventosios dvasios šviesa ir gyvybė jumyse veikia jo dovanos. Nes jūs nebijote jo, su šventąja dvasia nėra ko bijoti. Jis nepadarys jūsų keisto, jis padarys jūs patrauklų ir žmonės keistai trauksite prie savęs, nes ta šviesa tiesiog sklinda iš jūsų. Jūs negalite jos užgesinti. Ši maža mano švieselė, aš leisiu jai šviesti, parašyta 1925. Eilėraštis, paverstas religinė giesme, kurią pamėgo daugybė kenčiančių, sugniuždytų žmonių, sakančių: nesvarbu, kas nutiktų, aš leisiu jo šviesai šviesti per mane. Ši pamoka pavadinta kasdienė malonė, nes kalbame apie praktinius dalykus, kurie yra dvasioje.
Mes nekalbame apie eterinius ir paslaptingus dalykus, nesekiojame šlovės debesų, o klausėme, kaip tai veikia, kur aš gyvenu klasėje, kur man beveik uždrausta ką nors sakyti. Apie Jėzų ir vis dėlto tavo šviesa spindi, ir vaikai keistai traukia prie tavęs, ir jų mokytojai. Keistai traukia prie tavęs, o tu nieko nesakai, tu tiesiog spindi, nes šventoji dvasia tarnauja. Ir spindi per tave. Viskas, ką jūs darote, yra rodymasis ir jis pasirodo per jūs. Tai praktiška. 1 Korintiečiams 13, 1 RANGE 3 NASB. Jei kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, tapau triukšmingu gongu ar skambančiu simbolais. Jei turiu pranašystės dovaną ir žinau visas paslaptis bei visas žinias, jei turiu tokį tikėjimą, kad galiu kalnus nuversti, bet neturiu meilės, esu niekas. Ir jei visą savo turtą atiduočiau labdarai ir jei atiduočiau savo kūną, kad galėčiau šlovinti, bet neturėčiau meilės, man tai nieko neduoda. Kitaip tariant, meilė yra visa ko pagrindas. Tiesą sakant, ji yra ne tik pamatas, bet ir sienos. Gegnės ir visa kita, mes statome meilės namą, kuriame Dievas mėgsta įsikurti ir gyventi. Savo gyvenimą per mus, tiesioginė prasme paliesti žmonių gyvenimus ir suteikti jiems pakilimą. 1 Korintiečiams 12, 1 NASB. O dėl dvasinių dovanų, broliai ir seserys, nenoriu, kad jūs nežinotumėte. Paulius rašė žmonėms, kuriuos pažinojo ir kuriuos galėjo atpažinti, jis nerašė bevardai. Beveidai miniai, jis rašė žmonėms, kurie padėjo jam įkurti Korinto bažnyčią 7 skirtingose vietose, bet jie buvo nedideli saujelė žmonių panašiai kaip mūsų Connect grupės visoje bendruomenėje. Jis sako, nenoriu, kad būtumėte nežinantys ar nesuvokiantys, ir išvardyje 12 šventosios dvasios manifestacinių išraiškos dovanų. Manifestacija paprasčiausiai reiškia išraišką. 1 Korintiečiams 12, 7 NASB. Bet kiekvienam duota dvasios apraiška bendram labui. Pasireiškimo dovanos kiekvienam mums visiems duota šventosios dvasios pasireiškimo. Išraiškos bendram labui šios dovanos skirtos ne mums asmeniškai, bet visiems. Jei jos skirtos ne jiems, jos skirtos ne man, tai ne man, o mums visiems kartu. Jas galime suskirstyti į įvairias kategorijas. Praėjusią savaitę kalbėjome apie atpažinimo dovanas, pažinimo žodį, išminties žodį ir dvasių atpažinimo dovanas. Kita kategorija yra deklaratyviosios dovanos, tai, ką jūs išreiškėte, deklaruojate ar sakote, pranašystė, kalbos. Ir kalbų aiškinimas, pranašystė Dievo padrasinanti žinia, pasakyta arba perduota per asmenį. Kiekvienas tikintysis turi gebėjimą arba šventosios dvasios įgalinimą pranašauti, jūs turite gebėjimą. Tai daryti, įrodymas yra ne iš patirties ar mūsų emocijų, bet iš Dievo žodžio ir per šventąjį raštą, nes tai yra mūsų autoritetas. 2 pranašystės elementai. 1. Paskelbti tai, kas jau yra šventojo rašto skelbimas, yra Dievo žodžio skelbimas. Tai, kas jau parašyta ir paskelbta, išaiškinti tai, kas jau nustatyta. 2. Pranašystė Dievo padrasinanti žinia apie būsimus dalykus. Dievas gali duoti jums pažinimo žodį ir jūs galite sužinoti tai, ko dar nežinojote, o tada pasidalyti tuo ir paskelbti tam žmogui. Tai juos paguos, padrasins ir pastatys. Pagrindinės pranašystės žodžio suteikimo taisyklės. 1. Nenaudokite Elžbietos laikų anglų kalbos, kuri yra karaliaus Jokūbo Biblijoje. 2. Nepaskelbkite, kad turite pranašišką žodį kam nors, tiesiog pasirodykite ir padrasinkite juos, ir tai juos pakylės, pamokys, paguos ir padrasins. 3. Jis turi atitikti šventąjį raštą, o jei prieštarauja užrašytam Dievo žodžiui, išmeskite jį. Bet, žinoma, su meile. Tai nėra kažkas gilaus, ezoteriško ir keisto, tai gyvybę teikianti dvasia. Nekeista, o paprasta. Galite veikti pranašystės dvasia pagal Naująjį testamentą eidami ir ką nors
padrasindami. Jono 16:13 NKJV. Tačiau, kai ateis ji, tiesos dvasia, ji jūs įves į visą tiesą, nes ji kalbės ne savo autoritetu. Bet ką išgirs, tą kalbės, ir ji jums praneš, kas bus ateityje. Absoliučiai, pagal Dievo žodį, jis tai padarys, tad kodėl tai verčia mus bijoti ar nervintis? Tai turėtų mus jaudinti, nes šventoji dvasia parodys mums būsimus dalykus. Tai Biblija ir tai taip pat praktiška, kaip ryte pasidaryti kavos. Jis nori, kad tai taptų normatyvu mūsų gyvenime, kad visur, kur tik eitume, tiesiog lytume ir nutekintume šį gyvenimą. Apaštalų darbų 2:16 RANG 18. Bet štai kas buvo pasakyta per pranašą Džolį. Ir paskutinėmis dienomis, skelbia Dievas, aš išliesiu savo dvasią ant viso kūno, ir jūsų sūnus bei dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai regės regėjimus, o jūsų seneliai sapnuos sapnus, net ant savo tarnų ir tarnaičių. Tomis dienomis išliesiu savo dvasią, ir jie pranašaus. Kiekvienas kūnas svajoja, jei jūsų svajonės įsikvėpė ir nebesvajojate, nes gyvenimas jūs sumušė ir sugniuždė, tai ne nuo viešpaties. Jis sako, kad kuo vyresni būsite, tuo daugiau svajonių daugės ir jos auks. Kodėl? Nes išminties žodis dabar veikia. Visus dalykus, kurių išmokote per gyvenimą sunkiu keliu, ir dabar jis sujungia tai į vieną dalyką sulipdo. Dabar turite svajonių, kurių anksčiau neturėjote, nes žinote, kas veikia, o kas ne, ir viešpats gali suteikti jums svajonių. Galite matyti, kaip veikia dėlionės dalys. Laikrodžio detalės juda, visos susijusios sisteminės dalys sukuria tą svajonę, kuri virsta tikrau. Dievas jums tai davė per jūsų gyvenimo patirtį, ir kuo vyresni esate, tuo daugiau patirties turite, kad tai išlaisvintumėte. Atėjo laikas vėl svajoti. Visi pranašaus, tai prieinama mums visiems. Pastorius Robertas Morisas Robert Morris knygoje Dievas, kurio niekada nepažinojau, sako, norite pranašauti, duoti žodį kam nors kitam, eikite juos padrasinti, tiesiog eikite padrasinti. Kai kurie iš mūsų tai daro taip natūraliai, kad net nesuvokiame, jog naudojamės dvasinę dovaną. Kiti išeina iš jūsų pakilėti, nes jūs tuo veikiate natūraliai. Tai supernatūralu, bet jums atrodo natūralu, nes tai darote taip dažnai ir be pastangų. Tokia yra pranašystės dvasia. Visos skelbiamosios dovanos čia yra skirtos ugdymui, statydinti, pakelti, padrasinimui, įkvėpti drąsos ir paguodai, o ne pataisimui. Tai senoji sandora, kur Dievas išskyrė vyrus, kad jie kalbėtų tautoms pagal labai konkretų pašaukimą. Tai yra visiškai kitaip. Senosios sandoros pranašai įspėdavo, nes jie kalbėdavo karaliams apie tautos pragyvenimą, apie neatidėliotinus dalykus kitų lygmenių, bibliniai žodžio tikrinimo protokolai. Jei manote, kad turite kam nors įspėjamąjį žodį, geriau pateikite jį viešpačiui, patikrinkite dvasią. Jei kas nors jums duoda žodį kaip nuo viešpaties, jei jis nesutampa su jūsų dvasia, padėkite jį ant užpakalinio degiklio ir palikite virti ant silpnos ugnies. Pranašiškas žodis suskambės jūsų širdyje, pažinsite jį savo pažinimu, bet jei ne, tai gali reikšti, kad tai žodis vėlesniam laikui, todėl užrašykite jį raštu arba įrašykite vėlesniam laikui. Turime rimtai žiūrėti į šiuos dalykus, nustatyti ribas, kaip jie mums perduodami ir ar mūsų dvasia juos patvirtina. Testas, ar tai padrasina, pamoko ir paguodžia. Jei ne, pasiųskite jį į antrą planą arba paspauskite ištrynimo mygtuką. Mums nereikia nieko, kas nėra iš viešpaties ir neatitinka raštų. 1 Korintiečiams 14, 1 RANG 4 NV. Eikite meilės keliu ir trokškite dvasios dovanų, ypač pranašystės. Juk kiekvienas, kuris kalba kalbomis, kalba ne žmonėms, bet Dievui. Iš tiesų niekas jų nesupranta, jie kalba paslaptis dvasios dėka, o tas, kuris pranašauja, kalba žmonėms, kad juos sustiprintų, padrasintų ir
paguostų. Kiekvienas, kuris kalba kalba, ugdo save, o tas, kuris pranašauja, ugdo bažnyčią. 1 Korintiečiams 14:31. Juk visi iš eilės galite pranašauti, kad visi būtų pamokyti ir padrasinti. Tai gali nutikti koridoriuje stovint ir kalbantis, apkabinus, padrasinus, pasakius dėkingumo žodį, bet jūs išeisite pamokyti, padrasinti ir paguosti. Tai pranašystės dvasia, veikianti Dievo namuose. Be to, jei manote, kad turite žodį bažnyčiai, pirmiausia jį užrašykite, kad jį galėtų patikrinti bažnyčios vyresnieji ir darbuotojai. Ir jei tai iš tiesų žodis bažnyčiai, jis bus ištartas. Pranašo dvasia yra pavaldi pranašui, tai reiškia, kad jūs galite ją išjungti ir įjungti bei pajungti bibliniams protokolams, kai naudojatės dvasinėmis dovanomis. Taigi, pranašaukite. Taip, jūs visi ją turite gebėjimą ir galimybę guosti, pamokyti ir padrasinti. Malda. Tėv, dėkoju tau, kad tavo dvasinės dovanos skirtos visiems. Kiekvienas čia yra, kiekvienas ir yra visas kūnas, kaip rašoma Joelio 2:28 ir Apaštalų darbų 2:16. Tu išliejai savo dvasią ant viso kūno, ant visų, ir mes buvome tavo šventosios dvasios įgalinti pranašiškai padrasinti ir kalbėti apie gyvybę kitiems. Tu suteikiai mums šį gebėjimą. Ir jis yra mūsų širdyse, mes pasirodome, o tu pasirodai. Šventoji dvasia, ar galėtum kalbėti su kiekvienu čia esančiu žmogumi ir padėti mums sužinoti, ką tu nori, kad iš to pasimtume, įsisavintume ir įtrauktume į savo gyvenimą ten, kur gyvename, dirbame ir žaidžiame. Padėk mums augti ir augti giliai. Duodame tau tai Jėzaus vardu. Amen. Tilto bažnyčia, Frederiksburge, pastorius Jimmy Pruitt 2023 gruodžio 3d. Dievo baimė galia pakeisti pasaulį. Ekleziasto 12:13. Dievas suteikė mums gebėjimą ir galią keisti pasaulį. Esame kambarys, pilnas pasaulį keičiančių, skirtumus kuriančių ir kultūrą formuojančių žmonių, ir Dievas mums suteikė įgaliojimus tiesioginę prasme keisti šį pasaulį. Šis pasaulis neturi atrodyti taip, kaip atrodė, kai mes į jį atėjome, o dabar mums praverstų atgimimas ir dvasinis pabudimas. Kodėl ne čia ir kodėl ne dabar? Dievas gali paimti tai, kas mums atrodo beviltiška ir sugriauta, ir išlieti savo dvasią. Atgaivinti ir iš naujo įžiebti atgimimo ugnį tam, ką jis nori padaryti. Kad ir kur jis ateitų, norime jį švęsti ir būti jo dalimi. Įžengdami į šį advento laikotarpį su viltimi laukiame ateinančio Jėzaus ateimo, nebūtinai tam, kad mus iš čia paimtų, bet kad mus atgaivintų ir įtrauktų kaip sprendimo dalį. Šį ciklą pradėjome nuo temos Dievo baimė, kurioje kalbame apie Dievo baimę ir pagarbą. Gyventi kupiną pagarbos ir nuostabos gyvenimą, nebijoti Dievo, bet jį priimti ir pripažinti, kas jis yra, koks aukštas ir iškilus jis yra. Tokia yra pagarba Dievui. Tegul visa žemė bijo viešpaties, tegul visi pasaulio gyventojai stovi jo baimėje. Pa 33:8. Norime gyventi gyvenimą, kuriame nustotume klausti kaip, ir tiesiog pradėtume sakyti: Oho, Dieve, tu esi nuostabus ir ačiū tau už tai, ką darai. Toliau dirbdami su žmonėmis, esančiais mūsų įtakos sferose, ir spręsdami problemas, su kuriomis susidurėme mūsų kultūroje, ypač namuose ir šeimose, turėtume prisiminti 3 dalykus. Vienas, su savo šeimomis visada turėtume žaisti ilgą žaidimą. Neprivalome užlipti ant muilo dėžės savo svetainėje ar prie pietų stalo per padėkos dieną ir pamokslauti kam nors iš savo šeimos narių, bet pasitikime šventąją dvasią, kad ji tiesiogiai prabils į situaciją. Niekada neturėtume eiti ten, kur nesame kviečiami. Šventoji dvasia turi ką nors įtikinti. Mūsų darbas stovėti ant to, kas parašyta Biblijoje, mylėti juos ir pasitikėti Jėzumi, kad jis juos pakeis. Mes visada vedame su meile, kalbėdami tiesą su meile,
kad augtume visuose dalykuose į tą, kuris yra galva Kristų. Efeziečiams 4:15. Esame kelionėje, kurioje augame, todėl vedame su meile. 3. Visada pasitikime šventąją dvasia, kad ji prabils į kitų protą, širdį ir sielą, nes galiausiai ji myli juos labiau nei mes. Kad ir nuo ko mes galėtume ką nors atkalbėti, velnias gali juos įkalbėti atgal. Jiems reikia apreiškimo iš paties Dievo. Niekas negali iš tiesų pakeisti savo gyvenimo be apreiškimo. Meldžiamės už savo draugus ir šeimas, kad jiems atsivertų akys, ausys ir dvasia bei širdis. Būtų atviros šventosios dvasios užkalbėjimui. Mes to neinicijuojame, nebent tai padarytų Dievas. Mes visada mylime. Didysis maldos susirinkimų atgimimas prasidėjo 1857 rugsėjo 23 d. Niujorke. Jeremijas Lanfie buvo verslininkas tuo metu, kai ekonomika smarkiai smuko ir kilo. Politinis chaosas, kai atrodė, kad dangus tiesiog krinta. Jis įsinuomojo susirinkimų salę ir pakabino iškabą, kurioje buvo parašyta: maldos susirinkimas nuo 12 iki 13 val. Jei galite, ateikite trumpam arba pasilikite visai valandai. Pirmasias 30 minučių jis buvo vienintelis. Paskui dar kažkas užsuko, bet iki pirmojo maldos susitikimo pabaigos 6 verslininkai atėjo melstis už savo verslą, kuriam gresia pavojus. Praėjus 2 dienoms po šio susitikimo, žlugo Filadelfijos bankas ir netrukus žmonės ėmė rinktis kasdien. Spalio 10-ąją akcijų rinka žlugo, o susirinkimų lankomumas išaugo. Kartais Dievas sukrečia mūsų gyvenimą arba leidžia, kad viskas būtų sukrėsta, kad tam tikri dalykai iškristų, o reikalingi dalykai liktų. Gali būti, kad dabar Dievas šiek tiek sukrečia mūsų kultūrą, kad sudarytų sąlygas atgimimui. Per 6 mėnesius nuo pirmojo maldos susirinkimo 1857 vien Niujorke kasdien susirinkdavo 10 000 žmonių melstis ir prašyti Dievo. Galiausiai tūkstančiai žmonių susirinko visoje šalyje ir pasaulyje. Škotijoje, Anglijoje, Velse, Australijoje, Airijoje, Europoje ir Pietų Ramiojo vandenyno salose žmonės paveikė atgimimas Fultono gatvėje Niujorke. Per 2 metus Amerikos bažnyčias papildė 1 milijonas atsivertėlių. Škotijoje, Leviso saloje, atgimimas kilo tarp daugiausiai religingų, bet dvasiškai negyvų bažnyčių. 1949 lapkritį vienoje iš Hebridų salų 2 seserys abu 80-mečiai. Vienas aklas, o kitas sulinkęs nuo artrito, buvo prislėgti sunkios dvasinės padėties savo kaime ir bažnyčioje Leviso saloje. Jie pajuto, kad viešpats jiems kalba Izaijo 44:3. Aš išliesiu vandenį ant ištroškusio ir potvynius ant išdžiūvusios žemės, išliesiu savo dvasią ant tavo palikuonių ir savo palaiminimą ant tavo palikuonių, ir jie visą širdimi tikėjo, kad būtent tai Dievas ten nori padaryti. Tai juos pastumėjo melsti savo mažame namelyje 2 ar 3 naktis per savaitę. Nuo 22 val. Vakaro iki kitos dienos 3 val. Ryto. Po kelių savaičių akla sesuo regėjo viziją, kaip jos bažnyčia yra pilna jaunų žmonių, o iš sakyklos pamokslauja nepažįstamas dvasininkas. Apie tai informavusios savo pastorių. Seserys sakė pajutusios, kad viešpats atsiųs atgimimą ir kad jis turi paraginti bažnyčios vadovus melstis tuo pat metu, kai vyksta jų pačių maldos susirinkimai name.